Tai vat, Mauzerį, taip ėmė ir paaiškėjo, dėl ko Lietuvos žmonės išvažiuoja iš Lietuvos. Nu, tai blogas gyvenimas. Gyvenimas čia ne prie ko. Nu tai kas, mažos algos? Tai vat būtent, kad algos didelis, nepamatuotai, nepagristai, neatsižvelgiant į darbo žmonių užmokesčius. Koks specialistas čia šitaip pasakė? Algirdas Sysas, guvus orientacinio sporto veteranas. Saka, žmonės paliko Lietuvą dėl to, kad per daug uždirba. Kas? Vadovai. Vadovai gauna 7 kartus daugiau negu paprasta darbo liaudis. Tai paprasta darbo liaudis pamatė, kad tai vadovai gauna daugiau, susikrovė savo, nedidelę mantą ir išvarė ten, kur vadovai gauna tik tais 3-4 kartus daugiau. Va, kaip sakė Sysas, tai žmonės gauna per mažai? Ne! Vadovai uždirba per daug. Reikia kirsti per vadovų algą, jas sumažinti kokius 3-4 kartus ir žmonės grįž. Tai gyvenimas ir žmonėms tai nepagerės. Kaip nepagerės? Kaip nepagerės? Jau vien kaip psichologinis klimatas pagerės. Darbo liaudis ateina į darbą ir žino, kad vadovas gauna tik čiūtački daugiau. Bet čia yra suprantama, nes vadovui reikia nusipirkti ir šlipsą, ir kostiumą, ir kalionikus, ir netgi biški svaigalų gal brangesnių. Tai jis ir turi gauti biskutį daugiau. A ne geriau būtų darbo liaudžiai kelti atlyginimus? O kam? Kam? Kad proletariatas pradėtų lenktyniauti tarpusavį, siekti mokslinės kvalifikacijos kėlimą, tobulėti. Tai kas tada bus? Tai jie pradės tada balsuoti už liberalus? Tai kam tokia sumaištis šaly reikalinga? Jūs man paaiškinkit, kad jau tokia pelė esat. O nebūtų dar paprasčiau iš vis uždrausti vadovų klaną, tai yra panaikinti direktorius. Ne. Tai ką tu po to apkaltinsi dėl emigracijos, kai Lietuvoje tik tais darbo liaudis liks?